Kontrabandiniai balionai skrido ir matyt skris. Ir sienos atidarymas parodė vieną dalyką, kad vis dėlto mes buvom teisūs, tai yra hibridinė ataka ir iš Baltarusijos pusės yra, kaip pavadinti tą neteisėti veiksmai sulaikant mūsų vilkikus ir netidarant sieną iš jų pusės. Matome, kad hibridinė ataka plečia savo geografinę teritoriją ir jau turime atvejų, kai Latvijos sieną kirto balionai šią naktį. Tai reiškia, kad tai jau ne tik Lietuvos problema, tai yra platesnio regiono problema. Please do not leave your articles unattended. Do not carry any of the dangerous. Šiai dienai turime susitikti, aptarti visus veiksmus, kuriuos darome ir, kaip ir sakiau, sieną galimai uždarysime ir bus priimtas sprendimas, jeigu situacija negerės ir neeis į geresnę pusę. Ačiū.